Closed doors, I'm a fool for your love. Sveiki. Sveiki, tai mes esame kalėdų entuziastai ir mes sukūrėme šitą, nežinau, YouTube kanalą tam, kad padėtumėm žmonėm suvokti ir išmokti daugiau apie kalėnus ir jų kultūrą. Paprasčiausias mūsų tikslas tai yra parodyti, kuo skiriasi geras kalėnas nuo blogo kalėno. Taip pat Facebook'e turim grupę Hook Enthusiast Lietuva, tai visi norintys galės prisijungti, matyti, ką kiti žmonės rūko, ką veikia, kokius kalėnus naudoja. Taip pat ir mes čia parodysim skirtumus tarp tradicinio kalėno, tarp modernaus kalėno, bet visa tai ateis su laiku. Tai va, tai pirmiausia yra anglis, nes dauguma, bent mes kiek susidurime, tai dauguma naujokų arba tie, kurie galvoja, kad rūko gerai, naudoja blogas anglis, tai yra greitai įsidegančios. Taip, tai jos padarytas iš sieros. Tai va, tai mūsų šiaip pasirinkimas yra naudoti natūralias kokoso anglis. Galit nusipirkti bet kur realiai. Tai Bongai LT, taip pat ir tabaką ten galit nusipirkti. Anglis yra įvairios, vienos turi daugiau kaitros, kitos mažiau kaitros, čia jau žmonės, manau, pakonsultuosit ten dirbantis ir išsirinksit pagal savo poreikius. Nes vis tiek ta greitai įdeganti anglis, jinai neduoda tiek karščio ir duoda labai prieskonį blogą pačiam tabako skoniui, tai jūs labiau jusit tą sierą degančią negu tą patį skonį. Ir taip pat kokoso anglim įkurti jums prireiks kaitlentės arba dujinio degiklio, ar pavyzdžiui galit, jeigu ir gamtoj mesti laužo anglis ir tada ištraukti iš laužo, bet neužteks paprasto žiebtuvėlių ir 5 sekundžių. Tai čia yra jų vienintelis minusas, bet jos dega daug ilgiau ir, kaip ir sakėm, nesugadino jokio skonio. Tai bent mano tai pasirinkimas yra tai Tom Kokočina Gold. Kiek esu bandęs, tai jos mažiausiai pelenų skleidžia ir didžiausią kaitrą turi. Tai dabar parodysiu porą pavyzdžių dėl taurelių. Čia yra egiptietiška taurelė, dažniausiai naudojamas fluffy arba purus pakavimas, alfakerio dažniausiai. Tai neužsideda ant jo, jis naudojamas tik su folija, ne su karščio kamera arba H&M. Kitą turim alpaką Apache bolą arba taurelę. Tai jinai labiau yra irgi skirta naudojimui su folija, bet gali tikti ir ignis. Pavyzdžiui. Šita yra naudojama ilgom sesijom, nes yra gan gili ir telpa apie 20-30 gramų tabako, žiūrim kaip pakuojat. Toliau turim rusišką taurelę, kuri tinka trumpom sesijom, tai sesija dažniausiai trunka nuo 40 iki valandos su pusės laiko. Į ją dažniausiai deda tanžyr arba tokį šlapią tabaką, kur reikia suspausti. Taip pat jis irgi yra tinkamas naudotis su karščio kamera. Ir paskutinę turim Mumi taurelę, irgi iš Rusijos. Su ją galima tik naudoti tik H&M'us arba karščio kameras. Į ją telpa 20 gramų kažkur, tai jinai yra skirta tik tai su H&M'ais. Šiaip visos taurelės, geros taurelės yra gaminamos iš molio, nes keramika per daug karščio tiesiog išeikvoja. Dažniausiai visos turi glazūrą, nes su glazūra yra lengviau valyti jas. Po kiekvienos sesijos reikia nušveisti bent su šepetuku arba su metalinė kempenėlė. Tai dabar parodysim, kaip supakuoti paprasčiausių būdų, tai yra fluffy būdu kalėną. Laisvai sumest tabaką, tai naudosim funelio tipo taurelę. Tabaką Sadalyje galit nusipirkti bongai.lt. Parduotuviai kainuoja 7,5 €, 50 gramų, skonis Love 66. Tai bus egzotiniai vaisiai, mango maišytas su pasifloru. Tai yra 3 iš viso dažniausiai naudojami pakavimai, yra fluffy, purus, tiesiog toks
yra semi-dense, tai yra toks pusiau purus, pusiau paspaustas, tai yra dense. Tiesiog yra suspaustas tabakas. Tai tabaką gali dėti paprastai, kai kurie žmonės mėgsta dėti su šakute, kai kurie mėgsta su rankom, čia jau realiai kaip jums patogu, kaip jums patinka, man tai realiai jokio skirtumo. Kadangi dedam labai laisvai, tai tabaką paprasčiausiai sumeskit, per daug jo nespauskit, nereikia prikrauti virš taurelės, kadangi tada jau tabakas gali pradėti truputį svilti. Aišku, nieko tokio, jeigu jis truputį lies foliją, tai tikrai nesugadins jūsų kaljano, galite būti ramus, dėl to galite nebijoti. Tai va, sudedam tabaką ir tada uždėsim foliją. Tai štai taip turėtų atrodyti. Daugmaž kraštus nuvalykit prieš dedant foliją. Tai foliją naudosim heavy duty, paprastai čia tiesiog stipresnė truputį folija negu nusipirksit paprastą parduotuvėj, tai irgi galit rasti tokios folijos bongai.lt parduotuvėj. Dažniausiai dedam blizgė pusė į apačią foliją, o matinė į viršų. Tai svarbiausia, kad folija būtų gerai įtempta, nes ant tokio tipo taurelės blogai įtempta folija gali liesti bokštelį. To pasiekoje bokštelis bus užsikimšęs, nepraeis oras, negalėsit rūkyti, sunkiai trauksis kaljanas ir bus didelė problema. Tai va, paprasčiausiai galit užvynioti kraštus. Skylutės gali daryti kaip jums patogu, su adata, su dantų krapštuku. Didesnės, mažesnės čia jau dažniausiai priklausys, kiek norit kaitros. Skylučių kiekis, tai irgi priklauso, jeigu jų bus daugiau, tai trauksi daugiau oro, automatiškai bus problema. Subadot skylutes, paprasčiausiai įtempkit foliją. Tai anglis kokosinės naudojam, dažniausiai naudojam 3 anglis. Kaljaną naudojam Kalil Mamun, tai yra tradicinis kaljanas. Jis skiriasi nuo modernių tuo, kad turi tradicinį išvaizdą, dažniausiai tai yra ir paprastesni metalai. Taip pat šlangą naudojam tradicinę, bet ji yra plaunama. Tai yra didelis pliusas, kadangi neplaunamos šlangos dažniausiai galima tik vieną skonį naudoti per neplaunamą šlangą. Kadangi jeigu pradėsit naudoti kitus skonius arba nuspręsit išplauti neplaunamą šlangą, tai gali kilti problemų. Bet šiaip dažniausiai paliekame apie 3-4 minutės, kad įkaistų ne tik anglis, bet ir įkaistų visa taurelė, kad nedegintų vien tabako, jeigu trauksit. Šiaip daugumą naudoja windcoverius, tai šiaip galit patys pasidaryti, čia kaip yra aukštesnė, tai iš folijos windcoveris leidžia, tiksliau, greičiau įkaistą taurelę ir tuo pačiu gali greičiau rūkyti. Tai kaljanas įsikūrė, 2-3 minutės palaikėm tą apsaugą nuo vėjo, kad iššiltų visa taurelė ir iš apačios ir iš viršaus, kad tabakas šiltų tolygiai. Tai yra labai neblogas būdas naudoti paprasčiausiai vėjo apsaugą, tai irgi jeigu neturit, būtinai pasirūpinkit, nes pamatysit, kad ir visa sesija visiškai pasikeičia, kai tabakas iššyla tolygiai. Jeigu dalinatės kaljanų su draugais, galite naudoti paprastą muštuką.
Bet šiaip tai irgi gal nėra būtina, jeigu ten pažįsta draugus ir panašiai, bet tiesiog tai, kaip ir manau, kai kuriem gal maloniau. Tai va, dar papasakosim dėl Burdžio. Tai realiai išpūsti kalieną reikia tam, kad atvėstų taurelę ir kad tiesiog kartus dūmas, jeigu taurelė netyčia užkaito per dėl didelio karščio, pradingtų iš kolbos. Taip, tai tiesiog pasilieka kolboje dažniausiai senas dūmas, tai galite ir dėl to gausit iškart gaivesnį, jau skonį kitokį, nes vis tiek jis nusistovi ir praranda kažkiek savo skonio. Jeigu rūkote ant folijos, tai dažniausiai kas 10-15 minučių reikia daryti angliukų rotaciją, nes vis tiek tabakas turi tolygiai degti, tai reikia vis dažniau keisti ir nukratyti pelenus, kaip mano kolega daro. Tai padės tabaką ne taip sudeginti tik vieną pusę. Papasakosim, kol kolega parodys dūmų kiekį apie Heat Manager devices, tai yra karščio kameros. Tai jas galima naudoti be folijos, tiesiog dedant ant taurelės. Ir jis tiesiog taip užsideda. Tai yra lengviau kontroliuoti visą karštį, nes tiesiog įsideda anglis ir jūs galite daryti ar atidaryti, tai reiškia mažiau karščio, uždėta ir pilnai uždaro, tai reiškia visas karštis eina į apačią ir anglis pačios ilgiau išsilaiko, nes vis tiek nėra jokio vėjo, tai jos prailgina tą sesiją. Tai šiam video tiek. Bus kiti video, rodysim, kaip pakuoti taurelę su egiptietiško tipo taurelė. Taip pat vėliau parodysime, kaip supakuoti taurelę naudojant overpack metodą, kai tabako pridedi virš kraštų taurelės, tam, kad būtų kaip intensyvesnė sesija, stipresnė sesija, tam, kad skonis intensyviau jaustųsi, bet jau automatiškai tam jums reikės daugiau įgūdžių, nes tai reikalauja labai gero palaikymo, karščio palaikymo. Taip pat stengsimės daryti ir apžvalgas visų kaljanų įdomesnių, nes tiek kremas dabar yra vienas iš paprastesnių ir žmonės dažniausiai jį naudoja šiaip, bet šiaip visame kaljanų rinkoje yra pilna modelių ir visokių įdomiausių, tai stengsimės juos parodyti. Žinoma, nepamirškit klausti, nes galėsim padaryti Q&A ir atsakysim jūsų klausimus. Be to, subscribinkit kanalą ir gerą vakarą, gerų dūmų. Leidau. Ne, tai karoči, tu davai 1-3 sakykim, mes tada pradedam šnekėti. Pala iš. Bet reikės bloopers. Padaryk tą review, kad negirdės, kaip Stabdyk. Žinok, dabar nežinau, ką tau sakyti. Closed doors, I'm a fool for your love.